Taigi, sveiki visi, su jumis aš Gamalu Tubelis ir šiandien filmuoju naują video. Šiandien pamokinsiu, kaip susikurti savo YouTube'ės logą. Aš dabar mokinsiu, kaip, panašu į mano, kaip aš susikūriau. Tai va, pirmas spaudžiam, aš dirbau su Photoshop CS6. Tai va, spaudžiam pasidarom 60x60 cm 72 pixel ins rezoliucija ir užsivadina kaip norim. Tai va, gaunam tokį lapą. Pirmas dalykas, pasiemam naują tekstą, pasirašom. Tai kaip aš, aišku, pirmą pasirenkam tekstą, kokį norit, kokią tik panorėsit. Tai va, aš pasirinkau šitą. Va šitą. Snap iltis. Jeigu kas norėsit, galite ir jūs susirasti, bet čia su visais šitais veikia. Taigi, nežinau, bet kokį, tiesiog bet kokį. Pasirašot savo neką, ar pavadinimą, tekstą. Tai va, tarkim, pavyzdžiui, galim taip Gamalu Tubelis, tarkim, pristato, bet man taip nepatinka, nes čia jau per intro labiau tokie dalykai per intro. Tai va, turim tekstą, paspaudžiam, dabar tiesiog tiesiai tas tekstas, paspaudžiam Ctrl+C ir matot aplink šitą, laikom Ctrl+C ir matom aplink šitą visą atsiranda tokia, kaip čia pasakius, linija. Tada pasiemam, matot, ten tokia rodiklytė, mano pelytė, čia tokia, o čia tokia. Pasukam šonu, ją atleidžiam Ctrl, pasidarom maždaug per vidurį. Pasukim. Tada pasiemam šitos, pasitėpiam į šonus, kad būtų per visą ekraną. Ir jums automatiškai, tiesiog automatiškai nustato šitą dalyką. Tai va, raštas yra, gal kas norėsit tiesiog tingėsit taip daryti, tai iškart galite man nusikopinti. 68,5 tai yra. Arba, biškai, kad gražiau atrodytų, ir šitą biškai pamažinom. Va, yra tekstas. Tada, kaip padaryti, kad būtų spalvotas, toks gražus, negite atspalvinti. Pasiemam, pasidarom va šitą paspaudžiam, reterize kažkoks type, pasidarom jį. Tada paspaudžiam ant to pixeliuką, paspaudžiam select pixels ir matot aplink šitos atsiranda tokie apvedžiojimai. Čia, kad negalėtume išeiti iš kraštų. Tada čia susirandam bucket toolą, tada paspaudžiam dešinį pilies mygtuką ir pasirenkam guardian toolą. Nusistatom va čia va šitą ir pasidarom kaip norit. Kad ir taip. Gražiai atrodo. Tada paspaudžiat ant va šito teksto. Pirmą palą. Šitą paspaudžiam, taip. Išjungiam ir tada pasidarom ant kitą. Tada paspaudžiam ant šito teksto, kai ir paliksim blending options. Dabar matom, kad čia yra visokie nustatymai. Tokie taip toliau. Bet čia nieko nekeičiam, tiesiog šitą uždedam. Tada šitą nereikia. Negražiai atrodo. Tada šito nieko nereikia toliau. Ir matom iškart spalvų. Spaudžiam OK. Tada šitą galim užhaidinti. Pasiemam vėl guardian toolą. Nustatom vėl šitą. Tada ir mums neleidžia.
Dėl to, kad aš buvau šitą pasirinkęs, o reikia šitą. Taip pat target hidden buvo parašyta, tai va, nuotempia kaip tik norit. Aš taip, tarkim, taip. Na, aš manau, susikursis, kad norėsi, atlipim šitą. Ir gavosi mūsų paveiksliukas. Tada kaip pasirinkti, pavyzdžiui, saugoti. Tai pasvariam save as. Ne open as, bet save as. Save as. Ir tada, pavyzdžiui, desktop, ne? Iškart padarom čia vietoj PSD, PDT, nu, iš to Photoshop tipo, nustatom iškart PNG, kad užskaitytų formatą. Čia rodo layers, nėra, nieko nėra, nekreipiam dėmesio. Tada tiesiog šitą nusitrinam ir parašom, kaip norim, pavyzdžiui, logo. Sakykim, logo. Paspaudžiam save ir mums save. Tada nieko čia nekeičiam. Ok. Ir va, mūsų logo įsisaugoja. Paspaudžiam, atidarom. Ir kaip matot, yra jau. Pakankamai tumbelis. Labai paprastas ir geras būdas. Tai yra, laikinkite, subscribinkite ir